Labadiena, sveikinamės trečiadienį Liepos 27-ąją. Su jumis dienos naujienos per 5 TV. Elektros ir dujų skirstymo bendrovė Energijos skirstymo operatorius prašo gyventojų būti apdairiems ir įsitikinti, kad elektros ar dujų skaitiklių atvykę tikrinti asmenys nėra sukčiai. Pastaruoju metu Vilniuje padaugėjo atvejų, kuomet pas gyventojus atvykę sukčiai bando išvilioti pinigus už tariamas paslaugas arba pažeidimus. Primenama, jog nei Energijos skirstymo operatorius, nei leidimą tikrinti skaitiklius turintys partnerių darbuotojai nepriima pinigų iš klientų. Taip pat už skaitiklio patikrinimą, keitimą ar bet kokius kitus darbus susijusius su skaitiklių eksploatavimu apsilankymo metu niekuomet neprašoma atsiskaityti. Šie darbai yra nemokami. Vos spėjus išsidalinti aukštųjų mokyklų diplomus, jaunieji specialistai užplūdo darbo biržas. Teritorinės darbo biržos registruoja plūstančius jaunuolius nešinus aukštųjų mokyklų diplomais. Nesiliaujantis jaunų žmonių srautas darbo biržose, ypač Liepą, nebestebina. Visgi šio mėnesio pradžioje jaunų bedarbių gretos buvo menkesnės, užregistruota 1300 absolventų, 100 mažiau negu pernai tuo pat laikotarpiu. Tuo tarpu birželį darbo tokiu būdu ieškojo 989 absolventai, iš jų pasisekė vos 36 jauniems specialistams. Kaip rodo darbo biržų skaičiai, sunkiausia darbą susirasti ką tik aukštąsias teisės studijas baigusiems absolventams, taip pat kineziterapeutams, socialinio darbo, viešojo administravimo specialistams, ekonomistams. Šalies pedagogai pasiekė savo. Mokytojų algų sistema bus reglamentuota atskirai. Po pedagogų pasipriešinimo dėl ketinimų nustatyti visiems biudžetininkams vienodą darbo apmokėjimo sistemą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė sako sutinkanti, kad mokytojų algų sistema būtų reglamentuota atskirai. Antradienį po susitikimo su pedagogais ministrė pranešė siūlysianti, kad atskiras pataisas dėl mokytojų algų sistemos rengtų Švietimo ir mokslo ministerija. Pasak ministrės, pereinamasis laikotarpis galėtų trukti iki 2020 metų. Iki tol turėtų būti sukurta mokytojo darbo specifika atitinkanti etatinio darbo užmokesčio sistema. Pasak pedagogų, siūlymas suvienodinti valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų atlyginimų sistemą jų netenkina, nes nenumato algų kėlimo perspektyvos, netitinka mokytojo darbo specifikos ir mokyklų finansavimo sistemos. Vakar Hillary Clinton pateko į istoriją kaip pirmoji moteris iškelta kurios nors Jungtinių Amerikos valstijų partijos kandidate į prezidento postą, užsitikrinusi demokratų palaikymą per neramų partijos suvažiavimą Filadelfijoje. Ji įveikė savo partijos varžovą Bernie Sandersą. Dabar Hillary Clinton stovykla stengsis suvienyti nesutariančias partijos frakcijas. Pirmadienį arenoje vyko kiršinantys protestai ir pagiežinga kova dėl nutekintų Demokratų nacionalinio komiteto elektroninių laiškų, parodžiusių, kad partijos vadovybė buvo nusistačiusi prieš Bernie Sandersą ir stengėsi trikdyti jo pirminių rinkimų kampaniją. Palaikymą demokratų kandidatei išreiškė ir dabartinė pirmoji šalies ponia Michelle Obama. Pylimo galerijoje kviečiame aplankyti dailininkės Dalios Kirkutienės tapybos parodą pavadinimu Laikas. Menininkė savo kompozicijas audžia teptuku, jas lyg mozaika dėlioja iš daugybės kvadratėlių. Potėpiai dengia vienas kitą išgaudami įdomų spalvų ir formų sąskambį. Emociškai paveikūs, dekoratyvūs, sodrių spalvų, originalia technika atlikti tapybos darbai leidžia autoriai perteikti labai įvairias nuotaikas ir temas. Subtilūs gėlių žiedai, gaivališkos ugnies liepsnos arba ramiu koloritu prisodrinti gamtos motyvai. Visa tai profesionalios, talentingos dailininkės kūryba. Na, o jos parodą Laikas Pylimo galerijoje apžiūrėti galima iki rugpjūčio 6 dienos. Naktį iš antradienio į trečiadienį buvo sužaistos pirmosios Buenos Airėse vykstančio draugiško 3 komandų krepšinio turnyro rungtynės, kuriuose australai 84-83 palaužė šeimininkę Argentiną. Nors tai turėjo būti jau antrasis mačas, pirmasis tarp Lietuvos ir Argentinos neįvyko. Pro kiaurą arenos stogą varvėjo lietus. Po šio incidento turnyro organizatoriai atsiprašė abiejų komandų delegacijų,
ir pažadėjo, kad kitas numatytas mačas tarp Lietuvos ir Argentinos rinktinių tikrai įvyks. Jis preliminariai numatomas šį vakarą. Pasaulis uoliai vykdo Tarptautinio olimpinio komiteto pavedimą ir valosi nuo dopingų susiteršusių Rusijos sportininkų. Savo žodį tarė ir Tarptautinė irklavimo federacija. Žaidynėse startuoti leidusi vos 6 iš 28 Rusijos atstovų. Nors nė vienas iš 28 rusų, turėjusių keliauti į Braziliją per 5 metus dopingo nevartojo, buvo remtasi ekspertų ataskaita, kurioje teigiama, kad Maskvos laboratorijose vyko dopingo mėginių manipuliacijos. Atsižvelgiant į turimus duomenis, nuspręsta iš žaidynių pašalinti 22 rusų sportininkus, o kelialapius išdalinti kitoms šalims. Šiąnakt bus giedra, šiluma sieks 15–17 laipsnių. Rytoj dieną į Lietuvą užslinks debesys, daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos apie 25–28 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, penktadienis bus laipsnių kitų vėsesnis. Vietomis vis dar bus galima tikėtis lietaus, tačiau dangus pamažu giedrinsis. Tiek naujienų šį trečiadienį, gero vakaro ir iki rytojaus.